Sveiki gyvi, nauja diena, šiandien truputėlį ir vaizdas galbūt net kitoks. Vakar su švarku, su marškiniais, šiandien su marškinėliais ir su bliuzonu. Neseniai atvykta į studiją, taip vaikai nuvesti į darželius, viskas suruošta, pasiruošim naują darbo dieną ir nauja darbo diena, kaip ir minėjau, iš po vakare. Dar laukia susitikimas po mokymų su kolektyvu. Tai mes čia prisibraižėm visokių reikalų, kaip mes ką darysim, kaip ką ruošimės, koks yra ciklas, kaip viskas dėliosis ir kokia tikėtina iš to galima grąža, nauda, ar kaip kitaip įvardinsi. Tai tie dalykai vyksta pastoviai, tuo pačiu aš dar prieš pradedant darbus pasidarysiu arbatos ir suvardinsiu, kas numatyta šiandieną. Bet visų pirma, galbūt reikėtų įvardinti tai, kad... Atsiprašau. Vat, taip teisingai turbūt ir pagalvojau. Kad, kuo aš bent jau pats savyje pastebiu, kad jeigu buvo labai gera diena, jeigu buvo efektyvi diena, gal kartais net ir efektinga diena, man vienas dalykas neduoda visą laiką galvos atsigulus miegot ir tas dalykas trunka iki vidurio nakties. Aš nežinau, gal šią naktį užmigau, jeigu nesuklysiu, tai gal kokią 3:30, kas įtakojo mano rytinį kėlimas ir aš nesikėliau ryte taip, kaip planavau atsikelti labai anksti, kad spėčiau padaryti tam tikrus darbus. Šryto jų padariau truputėlį mažiau, bet pats principas taip ir sako, kad tiesiog aš galbūt tokio tipo žmogus, kad jeigu aš būnu po seminaro savo arba po seminaro, kada aš pats būnu kaip dalyvis seminare, man tada sudėtinga, arba koks nors daug įvykių vykstant, man viskas sukasi galvoje, aš kol neperkeliu dar viską į dienoraštį, jeigu dar kažkas tai lieka, visą laiką toks užsibūrimas, susidėliojimas ir aš guliu lovą ir galvoju, dėliojusi ten ta. Tai panašiai taip ir buvo. Tai šiandien ryte laukia, šiandien jau laukia aibė reikalų, tu prasidės mano coachingo sesijos, čia per Skype'ą, studijoje, tada dar nuvykimai, susitikimai, keli pokalbiai su įdomiais svarbiais žmonėmis, pasidėliojimai veiklų ir galbūt šiandien vakare, arba jeigu ne, tai rytoj iš ankstyvo ryto kelionė į Pajūrį, į Palangą, kur laukia 2 seminarai. Tai žiūrėsim, kaip viskas seksis. O šiandieną atrodo daug žadanti diena. Tokia ir bus. Ir tam gera nusiteikti. Taigi vakarinis reportažas bus turbūt jau apibendrinantis viską, kaip viskas vyko. O dabar neriam į darbus, kurių šiandieną yra tiek. Gražiai, fainai suplanuoti, kai kas kalendoriuje, kai kas užrašų knygutėje. Ir šiandien turėsim vakare naują įžvalgą. Kokia jinai bus, pamatysim vakare. Geros dienos ir iki. O dabar aš einu pas savo bičiulį, kuris čia toliau kuris laikas gyvuoja. Žiūrėsim, kaip jis tai gyvena. Štai čia. Čia nieko nėra. Jo, kaip čia viskas atrodo. Viktuliai. Čia tiesiog netransliacija darai? Aš darau transliaciją, klausyk, aš tavęs turiu klausimą tokį paklausimą. Eik tu iš karto bėga, nu? O tu kavos duosi man, ne? Duosiu. Klausyk, ne, kaip čia pas tavai sekasi viskas? O, kaip čia fain. Nu, neblogai sekasi. Bet nustebęs dabar žiūri šitą. Nu, jo, šiek tiek, žinai, nes kaip čia pagavai mane nepasiruošęs. Nu, tai viskas tvarkoja. Klausyk. Tavęs nesimato dabar. Va, dabar matas kažkas. Klausimas labai paprastas. Žiūrėk, ką tu galvoji apie tuos, kurie nori būti freelanceriais? Ką tu pasakytum, ką reikia daryti žmogui, kad jis nori būti freelanceriu? Kažkokioje pasirityje. Sunku, lengva, čia. Nori būti freelanceriu, žinai, ko svarbu? Ką žinau, ko reikia? Disciplinai svarbiausia reikia. Skirtumas tarp samdomo darbuotojo ir freelancerio, pirmas dalykas mano požiūrį yra šitoje srity, kadangi kai tu samdomas darbuotojas už tave sudėlioja kažkas, ten tipo kada tu, ką turi padaryti, ateiti į darbą 8 ryto, ten išeiti 5,
O kai tu freelanceris, tu kaip ir savo dienotvarkę pasidėliojas. Ir dažniausiai tada problema būna, kad tu, gal pamiegosiu biškį ilgiau, rytoj padarysiu ir panašiai. Tai va, ko gero čia. Čia numeris 1. Mano galva, tai aš ta prasme iš savų darbuotojų tą matau, nes, pavyzdžiui, pas mane, kur kita įmonė yra, ten jie visi freelanceriai. Nes jie nedirbo pagal darbo sutartis. Ir vat kai kurie iš jų, dirbdami iš namų, po to patys pasiprašė grįžti į ofisą dirbti, nes sako, nesugebam susitvarkyti su disciplina, kad vaikų atsikelt ryte, pasidaryti darbus ten ir panašiai. Tai iš to supratau, kad tai yra vienas iš svarbių dalykų. Nu gerai, tvarkai, užteks vieno, aš žiūrėsiu, kas čia toliau bus, bet... Gerai, nežinau, ką jis čia daro. Sužinosi greitų laikų. Gerai. Nu tai einam kovos tam dabar. Turėjau išeiti iš studijos, nes Mindaugas dar veda mokymus. Tai jeigu paprastai žiūrint, dabar yra lygiai 20:20. 8 valandos 20 minučių vakaro. Freelancerinė diena, jinai dar iš principo nėra pasibaigus. Bet yra labai gera proga išgerti arbatos, pasisėdėti ir apmąstyti, kaip jinai vyko. Tai šiandien vyko, kaip matyti, atrodo labai paprastai iš ryto, su tam tikrais reikalais, susitikimų su kitais, tam tikrą prasme, freelanceriais ir pasidėliojimo naujo aiškumo, kas yra disciplina. Kas yra disciplina ir kas yra būtina sąlyga, jau ne vien iš mano pusės sakant, bet ir iš kitų, kurie irgi gali vardinti save kaip freelanceriais arba bent dalį savo veiklos priskirti prie freelancerinės filosofijos. Tai vakar šnekėjom vieną temą apie pastovumą, šiandien antra tema – disciplina. Esi pasiruošęs, tada freelanceriavimas yra tavo asmenybinis bruožas. Jei ne, galima pagalvoti, ką dar būtų galima padaryti, kad tam tikras savybės pagerintume, lyg norėjau sakyti, bet jos ir taip visos yra geros. Klausimas, kurias labiausiai išnaudoti. Tai skanios arbatos ir iki susitikimo ryt. Ryt laukia įdomi diena. Turbūt 6 ryto ar tarp 6:30 turėsiu išvažiuoti į Palangą. Ten laukia 2 seminarai. Gero poilsio, gero laiko. Iki.